Tai vėl dirbs dabar judantis atgal. Pirmasis tasai žmogus, kuris eina į priekį, tai jis rankas susikėlęs, o kitas, žiūrėkit, daro feiką ir po feiko ateina mane, išeina į šoną, smūgis. Ši stovykla yra ypatinga tom, kad tai yra pirmoji stovykla, kurioje esu aš kaip treneris, net vyr treneris stovyklos. Tai yra labai smagu dalintis sukauptą patirtimi, tą ilgametę tų visų stovyklų, kur man teko dalyvauti tiek Tailande, tiek Baltarusijoje, tiek Olandijoje, tiek Norvegijoje. Tai smagu, kad aš galiu tą patirtim dalintis su jaunaja Lietuvos Muay Thai karta ir tikiuosi, kad ši karta bus žymiai stipresnė negu mūsų ir žymiai techniškesnė. Jinai man yra pirma, kai aš esu kaip vienas iš trenerių, taip, Adinui Martynui, tai vien tas yra ypatinga ir pats atrandi save naujam amplua, susipažįsti su visa rutina, su visa kita disciplina, nes jau turi prižiūrėti kitus, ne pats save, kaip anksčiau būdavo, kad išvažiuodavo į stovyklą. Tai kažkas naujo. Į stovyklą atvykau tokiu tikslu pasiruošti jaunimo pasaulio čempionatui Muay Thai, išmokti naujų dalykų su įvairiais naujais sportininkais, pasportuoti, pasikrauti naujų įgūdžių ir pasiruošti čempionatui. Tai į stovyklą atvykau tikslais patobulėti, patechniškėti ir pasiruošti dar geriau pasaulio Muay Thai čempionatui. I come here to prepare to the World Championship in Abu Dhabi and to be better. Tos rankos nepaleidžiu, spaudžiu varzdą, prakišu ranką, pasiemu už pakaušių, tik tada kitą prasikišu, pasiemu, galiu biškinėt, linktelt jo galą. Tada jis bando, aš blokuoju, neleidžiu, atsistinė, prakišam, paėmė, linkteliu. Šiandien buvo klinčio treniruotė, darėm daug situacijų tokių kaip susukimo variantų, išėjimų iš klinčio, perimimo į kontrolę, taip, rankų su užkontroliavimu. Daug labai klinčio veiksmų buvo. Pradžiai atidirbinėjom įvairias situacijas, dirbom porose, po to pasiklinčavom ir galiausiai atidirbom 3 raundus prie letenų, kas ruošiasi čempionatui pasaulio. Ir dar padarėm biškį presą bei fizinių pratimų. Tiklus visame gyvenime. Reikia ten pataikom. Ar į galvą, ar iš futbolo kamuolio, ar iš rankos, ar šiaip pasiekimai, viskas super sekas. O dabar skanaus maisto varom valgyti. Atnešė valgyt, visi laukė. Skanaus visiems. Kažkai rankį, patrauk galvą, atsakyt. Aš jūs spaudžiu. Rankos virtisi, rankos sukeltas prie galvos. Eivanas, manesimas.
savijauta gera, sunkiai dirbam ir sportuojam, bet to pačiu ir daug ilsimės, atsigavinėjom tarp treniruočių, daug miegam, sveikai maitinamės, papildus vartojam, tai tikrai daug laiko bandom atsigauti, tai dėl to savijauta gera.